Tęsiu jau pradėtą jums pažinti su jaunojo vaikino, mokinio Usūrinio kumščio ankstesniuoju gyvenimu, koks jis buvo iki tol, kol jis dar mokėsi kitoje rajono mokykloje ir dar net nei iš tolo nebuvo pradėjęs savo profesinių mokslų Kupiškio miesto žemės ūkio mokykloje. Taigi jau žino tai, kad kartas nuo karto Usūriniui bei jo tėvams vis tenka apsilankyti Kupiškio miesto poliklinikoje, o kai jis dar tebuvo savo 9 mokyklos klasėje, būtent ten pat poliklinikos bufete pirmą kartą, kai kiti aplinkiniai to beveik nematė, išdrįso į savo rankas paimti ir pirmąsyk pavartyti suaugusiems skirtą erotinį žurnalą tik vyrams. Buvo tada jau pats paskutinis žiemos mėnuo lauke, vasaris dar šalta ir balta, o patį Usūrinį kaip paauglį jau ėmė vis labiau traukti jaunos moterys, jų nuogi kūnai ir erotinės nuotraukos. Rado jis ten tame žurnalo numeryje daug nuogų jaunų moterų nuotraukų, kas jam be galo tikrai labai patiko, o labiausiai žurnalo vidury esančios mėnesio merginos erotinės nuotraukos. Ir būtent nuo tada jis išdrįso vartyti šio erotinio žurnalo kitus numerius ir miesto prekybos centruose. 2001 metų vasaris.